Tai va, sveiki, čia yra tęsinys praeito video, kur mes buvom Romą, aplankėm Koliziejų ir visus kitus žinomus Romos objektus. Tai jis arba čia kažkur kortelę pasirodys ir ten paspaust galėsit, arba nueisit į mano kanalą ir rasit tą video, arba prašymę gal jaučiu įdėsiu kažkur. Tai tiesiog linkiu gero žiūrėjimo, ką mes veikiam Vatikane ir toliau Romoje. Čia labas rytas, kita diena, paskutinė Romai kaip ir. Važiuojam iki Vatikano, bandysim metro. Čia tokie visur sudėti į apačią, nesimato per kamerą giliai. Esame metro. Pažemiai tokį, nesuvažiavęs dar metro. Toj gatvės pusėn nulpimas. Nureini čia žemiau. Visai šilta čia. Reikia bilietą nusipirkti. Toks o bilietukas. Jam praeini prasiskanavęs. Da žemiau leidęs. Ten mačiau, o taip vaikį. Nemačiau nei vieno. Bei su metro važiuot? Nu kažkaip tai jau. Nusileidom. Ir čia dar žemiau reikia. Tiek čia po žemiais eina, eik savo. Tu negalvo, kur esi. Nuvažiuojam. Įsivaizduok kaip Ozo parkingą. Ne, G9. Ir Vatikanas. O. Jo. Bandom lipt. Sėdom į tušę, dabar perkrustis. Šlindom iš metro, visai nebloga gatvė. Statybos. Šliups labai prisisinėja ir apgaudinėja, kurioje vietoj Vatikanas. Vatikanas ten, kaip suprantu. Einam pasižiūrėti. Ten jau pati siena Vatikano matos. Reikia praeiti čia. Ai, reguliuoja eismo policija. Tai va ten. Mums reikia ten toliau į aikštę. Ten nueiti. O turim sieną, už ten Vatikanas, šitos sienos. Bet eiti į Vatikano pro ten reikia. Čia dar Italija, už sienos į Vatikanas. Ir siena prakirsta. Ar ne? Už tų kolonų gal? Ten už kolonų. Čia dar gatvė. Tai va čia jau. Aš suprantu, čia jau yra. Taip, per porą ir yra siena. Mažiausia pasaulio valstybė. Žmonės stovi tiesiog praeiti. Kokia eilė? Ką jie laukia? Ten gal tas popiežiaus balkonas. Šiaip nežinau, kur jisai. Bet gal.
Eiliai Vatikano muziejai, karočią, per visą Vatikano drėgės. Tai manau, ten tikrai nebus apsilankyta. Fontanas neblogas. Ir šitą aikštį yra vos ne visa valstybė. Ir dar, nu, aišku, ten visur, kur ėjom, dar aplink dar. Gal reikia dar apeiti. Ten visokių statulų. Nu tai va per tą balkoną išomės, kaip ir sakiau, per patį centrą. Pranciškau, kur esi? Šlysk. Paštas matas, nu bet iki ten jau čia dar apeisi. Nu čia dar iš priekio. Pasižiūrėjau, visos šalies plotas 44 hektarai. Šiaip Vatikanas turi ir savo domeną interneto ir telefono numerį. Tinklus žiūrėjau, kad pagautalė pabandyti kažką, tai kažkokius itališkus metų ir skaičiais. Kažkokius tinklus. O šiaip tai, nežinau. 4 hektarai visos šalies. Čia 700 gyventojų kažkur tai gyvena, vienuoliai visokie popiežius. Daugiau niekas. Mojoja, šir mojoja tau. Mažiausia pasaulio valstybė, o žmonių čia yra daugiau negu nežinau kokiam Lietuvos kaime susirinkę, kuris būna didesnis už šitą valstybę. Bet ten jau Italija už ten biškį paėjus. Aš kaip suprantu, va šitie va žymi sieną ir už jų ten jau Italija, nes ten ir gatvė yra viskas. Bet ten, jeigu ten reikėtų nueiti, tai va, jeigu Italija, ten vėliava dar Vatikano. Va, atėjom prie šitos siedos čia. Už šitos tvoros į Italiją, čia dar Vatikanas. Čia už tvoros gali pusę būti Italijai, pusę Vatikane. Bet praėjimas kažkur yra kitur. Nu, tai ten Italija, va. Čia Vatikanas. Ten žmonių kiek pareina. Oi, visi nori iš Italijos pabėgti. Kitoje aikštės pusėje pats paštas Vatikano. Rašykit savo adresus, atsiųsiu paštą iš Vatikano. Tiesiog furgonėlis atvištas ir tiek. Į Europą laišką jau Stream siųsti. Bet greičiau grįšim, negu savo išsiūsim. Parvešim iš čia. O šiaip viduje nebuvo galima filmuoti. Yra ženklai, yra darbuotojai. Kažkas siunčia ten laiškus. Tai va. Vakar tašis. Jeigu neini tą muziejų, čia nėra daug ką pamatyti iš tikro. Tokį čekų užsidėti, kad aplankiai. Dar vieną valstybę. Čia naujas paštas bus. Stato, nebebus autobusiuko to. Turės naujo pašto Vatikanas. Bet irgi vadinas mobilus. Nu, okei. Ir čia kažkokių statulų. Ten Italijai pastatai, čia Vatikane. Įdomiai kaip pamastai. Per valstybės taip eini. Dėtos kėdės. Prieš visą šitą. Čia jeigu išeina, mišios vyksta, nežinau, lauke. Šiaip ten įdomiai žiūrėjau pastatai, labai daug langų visokių sudėlioti. Pastatas ant pastato šiaip atrodo, šitas balkonas. Bet žmonių kiek. Ten vat įėjimas ir ten eina eilė. Ir kažkur ten matėm galą. Jeigu dar jisai neprasidėsi. 12 valandų. Kažkas dundena, bet nelabai įsijuda. Gal čia kažkur. Ar per garsiakalbius. Tai gal ir popiežius išeis? Gal ir ne per garsiakalbius.
Ką, močiutė nori paimti? Tokie va šventi dalykai pardavinėjami. Močiutė parvežti. Ten per perę jau lyvinsim. Išeisim į Italiją atgal. Rožančiai po 10 eurų. Čia dar šventas naudoti kainas apklausiu. Bet toks ir šventas iš tokių. Tiek, kad Vatikane pasienio. Nors jie pasienis praeinam. Paso nepatikrins. Viso Italijai. Ir praeini. O tokie vat prisignisą atvaryti tipo ekskursijos dar kažką. Ar turit bilietus, jie perpardavinė dar kažką. Jau Italijai. Vatikanas liko už tvoros. Va Švento Petro bazilika užlieka. Vatikanas už. Šeiminėjom. Visą tą alėją liko, žinot. Reiniai, ten realiai planų jau nebeturintas, sakaisim, paieškot papietau, dar kažką. Pabizinėt šiaip, pavaikščiot kažkur visą dieną. Nes jau rytoj ryte išskrendam kitur į kitą šalį. Čia šiaip paėjus nuo Vatikano biškį, vat yra Brazilijos ambasada, ten vėliau Skiaučio ambasados yra ir visos Pietų Amerikos. Jo, ambasada Brazilijos. Tai labai įdomi, kad čia labai daug tų ambasadų visokių. Čia ir yra daug ambasadų, paprastai Rusijos, Argentinos, Angolos, Slovenijos, dar kažkas, bet čia nebesuprantu kokia. Ten daug rūkščių lentelė yra. Maltos dar ambasada yra. Kaip Rusijos ambasada gali būti su kažkuo kitu. Paėm biškį toliau nuo Vatikano, to aikščių Tibro upė, kažkaip pilis. Matom, žmonės eina, vaikšto. Va. Roma taip juda. Švento Angelo pilis čia kažkokia. Antram amžiui statyta. Daugiau nepakomentuosiu. Nu čia va vėl, lindom į siauresnį skersgatvį, picų ieškoti, ramiau nuo gatvės. Vėl piešinukai kažkokie, laikrodis. Na, tą fakt. Kas per nesąmonę? Prisėdom skersgatviškam pavalgyti tarp šviečiančių gėlių. Čia statybos bišniai tema, bet šiaip geras vaibas. Siemėm picų pamėginti. Vyno pamėginsim naminio. Vyną tik aš teimė. Jo, tiramisu norėčiau pamatyti. Ugnelė dega. Man vienam tiek vyno atnešė. Nebišeisiu čia namo. Naminis geras. Švelnus visai neblogas. Tai neblogas.
pamatyti. Nu, va tokią gavom atnešę. Bet pečiai. Kepta. Ragauti reikia. Keptuvė, žinokit. Keptuvė. Bet nesupjausi, trikampys, tai reiks su įrankis valgyti. Taigi čia tas ir yra. Manau, ir paskutinė atėjo stėti. Bet aš galvoju. Nes kitas buvo viskas viens prie vieno, tik mažiau ingredientų. Tai kam kaina ta pati, tai kam imti kažkokią su mažiau ingredientų. Aš tai taip rinkau. Iš praktiškosios pasižiūrėjau. Skani tokia. Pomidorų padaras skanus. Pasta. Padas ir įdomus. Okay. Kaip tavo? O toks stūlikas. Nežvėjok. Nemyš per galvą. Kiemą. Nu gerai. Žokutė čia prikurta reikia. Va, pavalgiam, čia valgiam. Neblogos picos. Ne visiems patiko, kaip supratau. Tėtis sakė tokia nelabai. 5 balai iš 10. Nu man tai itališka pica. Tėtiška 9 gal kokie. Kaip lietuviam ingredientų daugiau trūko. Mėsos. 9,2. Tai va. Man patinka tos picos namuose, ne? Lietuvoje. Tos paplotėlis yra storas. Domino nereklamuojant, ne? Bandėm. Vynos geriam visko. Einam dar kažkokio fontano, iš šios aikštės tiesiog nes yra šalia ir viskas. Dar prieš šitą aš noriu biškim papasakoti. Jeigu Google įvestum geriausias tiramisu Romoje, tai išmestų tokią vieną kavinę su 10 000 vertinimų ir yra 4,8 vertinimus. Tai yra two sizes. Na ir mes prieš visą šitą, prieš mano šitą atsikandimą kanelės, mes ten apsilankėm ir va, taip atrodo visa ta kavinė ir ten nusipirkom tų geriausių ale tiramisu Romoje. Ir aš galiu pasakyti, tikrai jie buvo geriausi, bent jau mano ragauti tiramisu, gal dėl to, kad tiesiog Italijai. Kiek nutelos? Pilnu žoro. Kaip saldžiai. Čia po pusės dabar tos kanelės nieko nebereik mažos. Eik, žau. Nes geltonas, įsigalvojam. Būsim ir tiramisu paragavę, ne? Itališkų. Bet jau tokį. Vienas pistacijum, kitas su dar kažkokiu. Strawberry. Bet šitas jau nebetiek saldus čia. Tos kanelės labai saldus buvo. Tai va dar tiramisu kaip paragavome 5 skonių, ten originalas, pistacijų, braškinis, riešutais ir kažko dar buvo. Kažko dar buvo? Ta atsimenu, nebeatsimenu. Ir viskas, ir karamelė, karamelė dar, tai va. Pistacijų manau skaniausias duodas. Toks skanus. Nu tai jau tokie šviežus geri. Ir kanelės labai saldžius. O dabar atėjom fontanų, bet kaip ir Trevi fontanas, taip ir šitie fontanai. Va. Nieko gero. Visi uždaryti. Vandentiekį gal ir renovuoja. Stikliukas padarytas, pažiūrėti. Va, turim. Mama prie kito langiuko. Nu ir visi jie jaučiu tokie patys. Čia kažkas numatyta. Dar vienas nuostabus fontanas. Metalinės konstrukcijos labai geros. Romėnų laikais statytos. Aikštelė išvari šiaip. Čia tos metalo konstrukcijos romėnų laikais statytos. Kurios? Nu, visas šitas aplinkui.
No need. Kažkas kartais pristignisa kažką parduoti. Powerbanką dažniausiai siūlo man. Turiu aš savo powerbanką, nereik man. Ką? Nimas. Čia pavaizduota, kaip turėjo būti atrodyti. Tipo, nu, vandenuko turėjo būti visur. Va, į degalinę turim Romos centre. Taip, ant gatvės. Kainos, dizelis euras 7. Super benzinas. Euras 7,8. Tėjom šiaip random parką. Čia Italijos aukščiausias apeliacinis teismas, kuris renovuojamas, turėtų būti visai gerai atrodyti. Bet, nu, kaip matom, stelažai vien. Nu ir Palmių parkas. Tikrai gražus. Čia vandenuko galima atsigerti. Nu, okei. Sakau jau, bet tiesiog vaikštam, kad kažkur be nueiti. Tai fainai. Žiūrim, tai papūgos. Atrodo, kad tai papūgos. Tai laukinė šerčia tiesiog užveistas parke. Nimfos, nešas kažką. Po palmę. Nimfos, bet žalios, matai, mes turėjom pilką. Jos lesa va tos sėkliukės renka. Ai, va šit. Aha. Va, kažkas ten irgi viršų. Ten žvirblis. Ten jau žvirblis. Vakarienė. Piazą dėl polo kažkaip. Kažkokia aikštė atsivilkom kažkokia aikštė didelė. Turim seniausią Romos obeliską. Ir skaičiau kažkokius šiaurinius vartus lyg ir. Pikachu yra. Pikachu atakuoja žmonės. Maži Pikachu ten matos. Nu bent vienas fontanas veikia. Šitą aikštę dar vadinu, tipo išsvertus šiaip reiškia žmonių aikštė. Tai ir yra tokia va žmonių aikštė. Spirtukas guli. Ten irgi dahoja žmonių. Varom namo jau, gal su metro. Tu neparodžiau. Tokie tuneliai. Ten va.
Aišku, vėjas pučia iš kažkur, jaučiu traukinį stumia. Išlindom dar naktinę Romą pasivaikščiot. Koliziejaus vakare nueisim. Paskutinį vakarą tai praleisim. Kažkur gal kokią vynos špriciuko atsigersim. Laukiam prie raudono pereiti. Priėjom ir prie naktinio. Norėjau? Nu va, nakties metu gražiai apšviestas. Šiaip karšta. Bent jau man. 7 valandos nuo žmonių vis dar yra. Kažkas kažką mėto. Šaliau atrodė kovose. Oho. O, turim tokią judrę gatvę. Prie judrios gatvės esam. O kitoje pusėje koliziejus. Mūšos gladiatoriai. Bolto paspirtukai. Čia europietiška pica tokia gabaliukais sveria kilogramais pardavinėja bjaustą. Paimsim iš paragauto visokių. Rumėniška pica taip nešamės. Namo. Nu, va tokios picos. Dar padalinti biškį dalių. Tokios Lietuvoje negausi. Duona tai padas labai skanus. Sveiki, čia aš vėl iš ateities ir vienu žodžiu. Aš nebenufilmavau labai geros pabaigos būnant Romoje ir Italijoje, nes mes atsikėlėm 2 nakties ir varėm į oro uostą. Nes mūsų skrydis buvo 6:30 ir kita problema buvo, kad mes atsikėlėm tą naktį ir mes buvom užsisakę pavežėją ir jis dingo. Ir tuomet mums reikėjo tiesiog suktis iš situacijos ir ieškoti būdų, kaip nusigauti oro uostą kitaip. Tai aš ir Aurimo siuntinėjomės visokias taksi programėlės, bandėme atrasti būdą, ką išsikviesti, kaip nuvykti. Metro irgi naktį nebevažiuoja ir neįmanoma tiesiog rasti, kas nuvežtų į oro uostą. Tai ta prasme buvo kažkoks tarpas nuo 2 nakties iki 4-5 ryto, kur nu nieks atrodo, tas net neatseptina, kad pas tave atvažiuotų. Tai realiai Aurimas tiesiog sako, einam į autobusą, varom į pagrindinę stotį ir bandom imti, perkam autobusą iki oro uosto ir čia vienintelis mūsų būdas ten patekti. Tai mes važiuodami jau iki stoties, nusipirkom greitai online bilietus ir mus įleido į tą autobusą ir mes patekom į oro uostą. Jo, nes jeigu dar net nebūtume online nusipirkę, ten net nebūtų likę vietos, nes žmonių buvo daug ir tada ten visi susirinkom, mes galvom, blemam, mes netilpsim ten visi į autobusą. Bet tada ten vairuotojas ar kas tikrina bilietus sako, žiūrėkit, pirma tie, kas turi bilietus su 4 valandą, kas važiuoja į oro uostą. Mes sakė, mes turim ir tada mes atėjom, nu mes gal nebuvom tokie, kad mes turim, bet mes atėjom ir mes turim ir mes patekome į autobusą ir mes važiavome į oro uostą. Ir viskas, mes išskridome į kitą šalį, kurią atskleisiu kitame video. Kas seka mane Instagram'e jau žino, kas ten per šalis, o kas žiūri šitą video pavėlavę, nu tai čia jau ant ekrano matot šitą videos. O čia gal kažkur įdėsiu dar ir praeitą video, jeigu vis dar nepažiūrėjot, kai buvom Koliziejai. Ir gerai, susitiksim kitą kartą. Iki.